Sveiki draugai, štai ir sekanti tema. 26 skyrius saugos diržų ir kitų saugos priemonių naudojimą. Gyvenime svarbu, kad saugotojų saugus būtumėt, su manimis visada saugus, jeigu čia dalyvaujat ir regitorių žinot, kad išlaikysit. Tai todėl. Ir apie saugos diržus ir saugos priemonės egzaminuose yra daug klausimų, todėl tema vėl svarbi. Važiuodami transporto priemonę su įrengtais saugos diržais, vairuotojas ir keleiviai privalo juos užsisegti. Na, kaip tai turėtų būti padaryta? Tai turi diržas būti užsegtas ir eiti čia, per petį. Jeigu jis eina per aukštai, per kaklą jau negerai. Arba jeigu jis eina čia va taip per ranką, irgi negerai. Tai galima diržo aukštį pareguliuoti, paimat čia ir pareguliuojat diržo aukštį. Na, jeigu tai yra nėščia moteris, kuri segasi diržą, tai turėtų būti va taip, kaip parodyta nutraukėlėje, būtų užsegta, kad vaikas nebūtų prispaustas. Yra netgi ją pačią patraukiantis va toks šniuriukas, kuris neleidžia apatiniam diržui pakilti aukštai ir spausti pilvo. Apie kėdutės dar pakalbės. Jeigu autobuse įrengti saugos diržai, prieš kiekvieną sėdynę, ant sėdynės arba šalia jos matomoje vietoje turi būti pavaizduotas informacinis ženklas. Užsisek saugos diržą. Rekomenduojama, kad prieš pradedant važiuoti, keleiviai apie reikalavimą naudoti saugos diržais būtų informuojami žodžiu arba garso ir vaizdo priemonė. Tai šiek tiek dar kas kyla iš šitų dalykų, ką mes aptarėm, tai autobuso keleiviai rekomenduojama, kad būtų informuojami, kaip ir neprivaloma. Dabar pažiūrėkim pradžioj, kas yra. Kai važiuodami transporto priemonė su įrengtais saugos diržais, vairuotojai ir keleiviai privalo jos būti užsisegę. Viskas. Reiškia, čia jau kai vairuotojas važiuoja, jeigu tai nėra autobusas, tai keleiviai privalo būti užsisegę. Kas atsakingas už tai, kad keleiviai būtų prisisegę? Vairuotojas. Tai reiškia, vairuotojas turėtų ne tik informuoti, bet ir įsitikinti, kad keleiviai yra prisisegę ir po to tik važiuoja. Įsivaizduokim, važiuojat, padarot avariją, žmogus iškrenta ten, žūva per langą ar kažkokie kitaip susižeidimus gauna. Ir jūs neinformavot jų, jūs nepasižiūrėt, ar jie yra prisisegę. Tai va, tai čia visokių tokių dalykų rimtų gali įvykti. Tiek priekį, tiek gale vairuotojai apie tai nekalba, reikia, nereikia. Visur jie privalo būti užsisegę. Tai bent informuot, atsisukt, pasižiūrėti, ar prisisegę jūsų keleiviai privalot. Na, jeigu kelionės metu jis ten atsiseks, sakykim, jūs jau kaip ir negalėjote net ten nuolat stebėti jo. Saugos diržas privalo būti užsegtas, juosiant jį per petį ir per juosmę, arba kaip numatė transporto priemonės gamintojas. Sakantis punktas jums patiks: gyvenvietėje vairuotojui leidžiama neužsisegti saugos diržą, važiuojant atbulomis arba stovėjimo aikštelė. Tai čia ir būdavo, kad per egzaminą aikšteliai neužsisegam diržo, prieš išvažiuodami užsisegam. Ir būdavo taip, kad pamiršta per regitoriaus egzaminą, jau išvažiuodami užsisegti jį, nes nori taip labiau pasisukinėti, bet šiaip tai manęs tai tas diržas netrukdo. Tai tikrai jau tik atsisėdę, viską ten pasidarykit, susireguliuokit sėdynę, vairą, veidrodžius ir tuo pačiu, žinoma, diržą užsisekit ir tik po to užveskit automobilį. Žemesni kaip 1,35 m ūgio vaikai lengvuoju arba krovininiu automobiliu vežami prisegti jų ūgiui ir masiai pritaikytomis vaikų prisegimo sistemomis pagal gamintojo nurodytą dydžio intervalą ir didžiausią vaiko masę arba šias grupes. Tai reiškia, jeigu nusipirkat kėdutę, jinai turėtų būti sertifikuota su ES ten ženklais, žymėjimais ir ten bus nurodyta, kokiam svoriui, ūgiui pritaikyta kėdutė. Gal nesvoriai masė. Na, arba turi atitikti šias grupės. Ir kas svarbiausia, egzaminė, aišku, reikia prisiminti, kad vaikas nebėra ten priekį, gale nuo metų, kaip seniau būdavo, reiškia, jeigu jis yra aukštesnis kaip 1,35 m, jis gali sekti standartiniu diržu, jeigu iki 1,35 m jis turi būti kėdutė. Ar priekį, ar gale, tik jeigu priekiai, tuoj pakalbėsim, kaip turėtų būti ta kėdutė dedama šiek tiek kitaip. Ir šitos grupės visos yra egzaminė. Tai tiesiog čia yra iš tikrųjų dalykas, kurį sunku prisiminti, čia jau reikia mintinai išmokti, čia jau tikrai pasižymėkite ir išmokite. Na ir dar pačios kėdutės turi tokius europinius fiksus, reiškia, kėdutė, tokie du vamzdžiukai išlenda ir sulenda ten į pačią kėdę ir tada jau tikrai labai tvirtai jinai laikosi ir pati dar kėdutė būna prisegama su pačiu tuo dar diržu keleiviams skirtu. Tai gaunasi kaip ir dvi jau saugumo elementai, kad kėdutė pati nejudėtų avarijos metu. Aš pats avarijoje mačiau, važiuoju magistralį ir toks baltas džipas taip nuo kelio nulėkė ir ten apsivertė
ir tvorą nuvertė magistraliai. Ir aš ten sustojau, bėgu gelbėt, žiūri, jau lipa lauk tas vyras, čia ranka tokia krūvina visą nuplėštą odą. Ir jinai traukia tą vaiką, supranti, toj kėdutėj, tokį kelią, tą kėdę, tas vaikas ten tabaluoja toj kėdeliai. Kaip supratau, ta kėdutė ten ir nelabai išsilaikė viduje, bet vaikas buvo sveikas, kitas toks vyresnis irgi prisisegė, šokas dreba, greitai iškviečiau, palaukiau, kol atvažiavo, paklausiau, ar reikia pagalbos, pažiūrėjau, kaip jie jaučiasi, bet jie taip, judėjo, krūtėjo, vaikas kėdutė verkė. Tai čia žinokit, nepirkit už 10-20 eurų kėdučių, tikrai pasiskaitykit, investuokit su Europos, kad europinė būtų, ne kinietiška kažkokia ir būtinai su ISO šitais tokiais metaliukais tvirtinimo standartais kėdės, kad ta kėdė paskui avarijos metu neskraidytų jum ir vaikas po saloną. Na, taigi tas grupės dabar aptariam, tai irgi egzaminė, kaip sakiau, bus, tai 0 grupė yra mažiau kaip 10 kg, 0 plus grupė mažiau kaip 13 kg, pirma grupė nuo 9 iki 18 kg, antra grupė nuo 15 iki 25 kg ir trečia grupė nuo 22 iki 36 kg. Na ir kokio to sertifikato ieškoti ant tos vaikiškos kėdutės, tai vairuotojai turi naudoti saugumo standartus atitinkančias vaikų prisegimo sistemas, kurias vaikų prisegimo sistemų gamintojai sertifikavo ir kurios turi būti pritvirtintos pagal Jungtinių tautų Europos ekonomikos komisijų patvirtintų taisyklių numeris 403 arba 129 arba vėlesnių jų versijų reikalavimai. Tai vat, toks turėtų būti standartas. Na, šitas punktas nėra toks labai sunkus, bet egzaminė regitoriai yra keli klausimai ir paskui tiesiog spėja kažkodėl tai. Tai va dabar perskaitysim ir tada panalizuosim. Draudžiama ant priekinės motorinės transporto priemonės sėdynės vežti vaiką specialioje jo ūgiui ir masiai pritaikytoje sėdynėje, kuri atsukta kryptimi priešinga įprastai motorinės transporto priemonės važiavimo krypčiai, jeigu priekinė sėdynė apsaugota saugos pagalvė. Toks kaip ir atrodo, ne? Tai airbagai, kas yra šitos apsaugos pagalvės, ne? Tai jos išsiskleidžia vairuotojui, keleiviams priekyje, kartais šonuose dar jos yra ir taip apsaugo, bet jos išsiskleidžia didžiuliu greičiu ir didžiulė jėga. Tai jeigu būtum taip pasilenkęs vairuotum, tai taip dėtų per veidą, kad manau nulūžtų kažkas. O jeigu būna kojas taip susikėlė važiuoja, kai airbagai yra ant prietaisų skydelio, pavyzdžiui, irgi tai sulaužo net kojas. Tai didžiulė jėga. Tai dabar, jeigu vaikas taip sėdi, tai gerai. Nesvarbu airbagai jungti ar išjungti, nes jos galima. Dažniausiai prietaisų, kaip jis vadinasi, daiktadėžė, tą tokią čikat atsidarai tenai ir būna su to pačiu rakteliu, su kuriuo užvedi mašiną, įkiši čikt ir išjungi airbagą. Tai jį galima ten tą keleivio airbagą išjungti. Tai gerai, nesvarbu ar airbag jungtas ar išjungtas, taip vaikas gali būti priekinėje sėdynėje vežamas, veidu į priekį. Bet jeigu jis vežamas taip nugara į tą pusę, tai jinai išsiskleidus, gali jį sužeisti stipriai. Tai blogai, jei airbagai įjungti, tai taip tada negalim. Bet jeigu airbagas yra išjungtas, tai tada jis gali būti vežamas ir veidu atgal. Gerai, jei airbagas išjungtas. Ši nuostata netaikoma, jeigu priekinės saugos pagalvės veikimo mechanizmas išjungtas. Rekomenduojama, kad vaikas specialioje jo ūgiui ir masiai pritaikytoje sėdynėje, kuri atsukta kryptimi priešinga įprastai motorinės transporto priemonės važiavimo krypčiai, būtų vežama kaip galima ilgiau, kaip nurodo sėdynės gamintojas. Jūs jau matėte 50% KET pamokos. Visas ir pilnas KET pamokas rasite vairavimoegzaminai.lt. vairavimoegzaminai.lt. Tikrai išmoksite vairavimo teoriją. Sekantis punktukas. Vyresni kaip 3 metų autobusų keleiviai privalo naudotis įrengtomis prisegimo sistemomis. Kaip suprasti? Tai pavyzdžiui, mama vaiką veža vežimėlyje, ne? Būna skirtos vietos